Nors šiaurė nusviesta, jos karštais alsavimais gyva. Tėvynė, visų tremtinio troškimų, vilčių ir ilgesio, visų dvasinių ieškojimų ir kelionių centras. Mintis ir žodžiai apie šalį, kurią iš tavęs atėmė, yra tarsi kova su užmarštimi ir pasidavimu. Tėvynė, kurios ilgiesi, yra stimulas tikėti ir laukti grįžimo ir savo žingsnio gimtosios žemės. Tremtinius guodė namų ir artimųjų atminimas. Prisimindami savo brangiausius žmonės ir gimtinę, jautėsi tvirtesni ir saugesni. Todėl prisiminimai yra ypatingi. Renginys yra skirtas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės filialo 35-mečio paminėjimui. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad pas mus svečiuose yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Sungaila. Taip pat pas mus svečiuose Ukmergės rajono meras Darius Varnas. Toliau Lietuvos Respublikos Seimo nariai Juozas Varžgalys, Angelė Jakovonytė, Algirdas Stončaitis, Laisvės gynėjas, Jonas Pinskus. Ir labai norėjau pasakyti šalia mūsų mero, kad pas mus svečiuose yra Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Aš ilgai galvojau, ką sakyti, ką pristatyti. Kiekvienais metais aš pristatau jums ataskaitą, o dabar 35 metai. Tai yra didelis laikotarpis. Žmogui gal tai nelabai, bet filialui, kolektyvui, bendruomenė, tai yra tikrai didelis metų skaičius. Lietuvos politinių tremtinių sąjunga puoselė tautinę savimonę ir tautinę kultūrą. Puoselė patriotiškumo ir pilietiškumo idėjas, rūpinasi rezistencijos ir tremties atminimo įamžinimu ir kartu vykdo leidybinę kultūrinę veiklą. Nuo 1988 metų leidžiamas laikraštis Tremtinys. Kasgi yra Lietuvos politinių kalinių sąjungos Ukmergės filialas? Čia dabar visai nesenai, gal prieš porą savaičių, buvo
nevyriausybinio organizacijų diena, kurią minėjome mes visi. Ir Vlado Šlaito bibliotekoje buvo pristatymas. Ir išėjo, kad mūsų sąjungos filialas, pats seniausias Ukmergėje, veikianti vyriausias. Ačiū, Marija. Taip, pats vyriausias. Tai žinokit, tai yra džiugu, kad mūsų filialas veikia 35 metus. Ir yra žinomas, yra gausus ir yra veikiantis kaip reikalas. Jo vykdyta veikla, jo dėka skyrius pasipildė kaime gyvenančiais žmonėmis, organizavo agitacinę rinkiminę kompaniją, buvo statomi atnaujinti paminklai, atminimo kryžiai partizanams bei tremtiniam. Prano Kanapecko dėka mes turime savo senąją vėliavą. Tai tą vėliavą šiandien mes specialiai pastatėm savo senąją vėliavą, todėl kad tai yra atmintis. Tai yra Prano Kanapecko dėka. O šiandien mes atvažiavom, reiškia, perduoti linkėjimus nuo mūsų pirmininko Gvido Rutkausko, reiškia, ir atsivežėm tokį simbolinį pyragą šitam jubiliejui. Gėlių puokštė vadinasi, jo, čia vietoj gėlių. Ačiū. Gražūs darbai pavirsta gėlėmis. Ačiū labai. Tokių garbingų svečių antra diena Ukmergėje. Vakar lankėsi Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas ir visą darbo dieną turėjo Ukmergėje. Tai neatsimenu tokio įvykio. O šiandieną, kad būtų 4 Seimo nariai vienoje vietoje ir kaiminė merė ir dar tiek tarybos narių, taip pat neatsimenu. Tokia gausa, tai aš tikrai nenustebau, nes Aldonos renginiai, jau jūsų renginiai, tai jūs visą laiką tikrai jautriai susirinko. Tai kad neužimti to laiko, nes čia žinau, kad čia labai daug kas skuba. Pirmiausia, tai noriu nekalbėti apie tremtį, apie baisumus, bet noriu pasveikinti moteris su vakar praėjusią tą gražią solidarumo dieną, kai mes vakar juokėmės, kad prezidentas pavogė mums kovo 8-ąją, bet, nu ką darysi, pirmas numeris. Tai tikrai, moteris, linkiu jums išlygiai tokios gražios, visą laiką su gražiom šypsenom ir visą laiką mylėkit vyrus. Ačiū jums. Tai mes tam, kad palinksmintume jūs, norim jums padovanoti, nežinau kokią dalį, gal visą, gal dalis, aišku, kur keliausit. Tai kelionės bilietą su 350 €, tai dovanoja meras ir komanda. Mes keliaujame, jau turim planų, gerbiamas meras, visai vasarą, kiekvieną mėnesį jau yra kur nuplanuoti. Tai supratau. Tai ačiū, gražios šventės, būkit sveiki ir svarbiausia taikaus dangaus. Na, miela Aldona, sekančiam šventėm turbūt reikia jau užsisakyti pagrindinę kultūros centro salę, nes čia visi norintys žmonės ateiti ir pabūti jūsų šventėje jau nebetelpa. Visada miela ir malonu dalyvauti tremtinių šventėse, sueigose. Taip jau likimas lėmė, kad beveik 30 metų aš, būdamas vienokiose ir kitokiose pareigose, betarpiškai bendrauju su Tremtinių sąjunga. Esu pažįstamas su visais buvusiais ir esamais sąjungos pirmininkais. Gyvenimas lėmė, kad teko dirbti kartu su šviesios atminties jūsų buvusių pirmininkų Albinu Zailsku. Buvo jis politikas, tarybos narys, sprendėme opes rajono savivaldos problemas, klausimus. Na, praktiškai pažįstu visus jūsų skyriaus žmonės. Noriu jums visiems palinkėti tikrai stiprybės, ištvermės. Noriu padėkoti jums už jūsų kilnius, prasmingus darbus,
kurie liks ateities kartom. Visiems sveikatos, stiprybės, kad būtų gražus ir šiltas pavasaris, gražios visiems šventės. Šiandien prie tokios geopolitinės situacijos, kur yra dabar, jūs net neįsivaizduojat, kokią didžiulę reikšmę turit jūs. Jūsų laisvės troškimas, jūsų skaudi patirtis ir svarbu labai jūsų edukacinė veikla ir švietimas mūsų visų žmonių ir ypač jaunimo. Mes visi puikiai pamatę šį renginį, suprantam, kad kas tai yra laisvė, kokios grėsmės ir kokios kančios teko jums visiems. Ir už tą aktyvią veiklą jūsų visų Lietuvos ir Ukmergės ypač norėčiau įteikti padėkos raštus, kuriuos mano žmona Živilė Pinskuvienė norėtų perskaityti. Ačiū, mėlyje, aš irgi norėčiau pasisveikinti gerbiamas merės, Seimo nariai, mielą Aldoną ir visi čia esantis. Be galo jautrus renginys, be galo jautrios akimirkos. Jūsų veikla yra gražus pavyzdys, gyvos istorijos, pamokos mūsų jaunai kartai, stiprios sveikatos, energijos. Seimo narys Jonas Pinskus. Iš tikrųjų, susirinkom tokią dieną, kai poryt Lietuva švęs didžiulę šventę, savo didįjį laimėjimą, savo nepriklausomybės atstatymo metinės. Ir istorija dėja, kiekvienos valstybės, jinai nebūna visą laiką tokia aksominė, švelni. Tas kelias visą laiką būna toks banguotas, su aukom, su kovom, su patriotais, su mylinčiais savo tėvynę žmonėmis, taip ir kuriama istorija. Būtent jūsų dėka, mano kartos žmonės, tie, kurie jau užaugo nepriklausomai Lietuvoje, šiandien gyvenime gali viską. Už tai aš jums esu be galo dėkingas. Genocido rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus Arūno Bubnio perduodu jums pačius šilčiausius, nuoširdžiausius sveikinimus. Linkiu jūsų politinių tremtinių filialui Ukmergėje kuo geriausios energijos, Dievo pagalbos ir paramos dirbant darbus ne tik Ukmergėje, bet ir visai Lietuvai, galbūt ir pasauliui.
prieš keliais plačiais, širdį šviesi, šviesi saulė, ginklai ant pečių. Kokia graži gimtoji mūsų žemė, nerasiu laimės tą šalį giedoti, tegul svetur upeliais tamsa semia, o mane mums geriau mylėti nori, tegul svetur upeliais semia, o mane mums kur gintarais nusėdas marių krantas, ten kur banguoja Baltija melsva, tenai kiekvienas lietuvis tenai kiekvienas lietuviškai supranta, ten mano žemė brangi Lietuva. Nepamiršiu vasaros tos, su tavim kartu praleistos, nepamiršk kadrai, nepamiršk ir tu, mano pirmo ištarto myliu. Nepamiršk mėnesienų svaigių, nuostabaus kritimo žvaigždžių, ir kai svajojome būti kartu. Ir aš, ir tu. Sutinku savo mamą, bučiuoju raukšlėtas rankas, jai ašaros dirba skruostų, sakau jai nebepakaks. Paimk mane mama už rankos ir veskis į šilą, tenai geresnės už dangų šilą.